Gerai, dabar pakalbėkime apie Meta Business Suite, Business Portfolio ir reklamos paskyros sukūrimą, taip pat prieigų steikimą. Tai Meta Business Suite yra toks įrankis, kuris leidžia iš vienos vietos valdyti Facebook puslapį, Instagram puslapį, reklamos paskyrą, gauti žinutės tiek iš Facebooko, tiek iš Instagramo vienoje vietoje būtent. Mes pamatysime, kaip jis atrodo to jau pat. O Meta Business Portfolio tai reiškia, jisai leidžia sujungti tiek Facebook puslapį su reklamos paskyra, su Instagram paskyra, kad viskas turėtų vieną tokią bendrą sąsają tarpusavyje. Tai dabar mes peržiūrėsim šiuos įrankius, sukursim naują reklamos paskyrą, viską apjungsim ir taip pat parodysim, kaip steigti prieigas. Tai dabar galim atsidaryti savo Facebook puslapį ir atsidaręs Facebook puslapį mes matom, kad kairiai yra toksai mygtukas Meta Business Suite. Paspaudus ant šio mygtuko mes matom atsidaro Meta Business Suite aplinka. Savo viršelio nuotrauką matome, savo coverio nuotrauką taip pat matome. Čia matome daugiau nustatymų. Kairiai yra Home, yra Notifications, kur mes matysim savo pranešimus, yra Planner, kur galim planuoti savo įrašus į priekį, yra Content, kur mes matom savo įrašų, kaip jiems sekasi, kurie daugiau surinka peržiūrų, kurie mažiau. Insights galim pažiūrėti apie demografiją, Inbox čia gausim žinutės, monetizacija, jeigu mes, sakykime, turim kažkokią galbūt keliam turinį ir esam turinio kūrėjas, mes taip pat galim per Facebooką gauti iš to, kaip sakyt, užsidirbti pinigus ir lėšas. Tada ads čia galima būtų leisti paryškinimus ir taip pat yra dar daugiau funkcijų, bet dabar mes į tai per daug nesigilinsim, nes mums ką reikia padaryti. Tai pirmas dalykas, jeigu turėtume Instagram puslapį, tai spaustume Connect Instagram ir čia paspaustume Connect, Continue ir prijungtume savo Instagram paskyrą suvedę prisijungimą ir slaptažodę. Tai paštas arba pavadinimas jūsų ir slaptažodis. Suvedus prisijungs ir jūs turėsit jau sujungtą Facebooką ir Instagramą kartu, tarpusavyje bus toks jau bendra sąsaja, bendra jungtis, kartu surištos tiek Facebookas, tiek Instagramas. Ir tada galėsit paspaudus Inbox gauti žinutės per Messengerį ir per Instagramą vienoje vietoje, mat štai čia matosi. Tai dabar ką mums reikia padaryti, mano rekomendacija tai būtų spausti čia kairiai viršui ir tada mes galim sukurti Create a Business Portfolio. Tada mes čia įvestume savo pavadinimą. Galim taip pavadinti, tada savo vardą pavardą. Ir tada verslo elektroninį paštą. Jo, tai vat, kai mes supildėm, mes galim spausti Create. Ir kai mes paspaudėm Create, mums iš karto išmeta tokią vietą, kad reiškia reikia pasirinkti Facebooko puslapį, su kuriuo mes norim sujungti Business Portfolio, kad jisai patektų į tą Business Portfolio. Tame Business Portfolio būtų jūsų Facebook puslapis. Tai mes norim pasirinkti šią atveju tą puslapį, kurį sukūrėm. Spaudžiam Next. Šioje vietoje mes galim pakviesti darbuotojus ar žmonės, kuriems reikia prieigos prie puslapio juos pridėti. Tai čia reikėtų įvesti elektroninio pašto adresą ir pasirinkti, kokią mes prieigą suteikiam. Tai employee ar full control. Employee turi tam tikras apribotas teisės. Iš pradžių to pakanka, o full control tai visą prieigą pilna prie puslapio. Tai šiuo atveju mes neturim ką pridėti, bet kaip atrodo tas pridėjimas, galim padaryti ir parodyti. Tai vat, įvedam paštą, paspaudžiam Next ir tada matom, mums reikia, kad patvirtint, spaudžiam patvirtinam. Taip, tada mums reikia atnaujinti puslapį ir kai atnaujinam puslapį, mes galim matyti, kad paspaudus kairiai viršuje atsiranda štai va testas, tai yra Business Portfolio pavadinimas ir paspaudus ant jo pasirinkus mes jau esame čia. Tai dabar galim parodyti,
kaip atrodytų pakvietimas. Tai vat, kai mes kviečiam darbuotoją, suteikiam jam prieigas ir įvedam jo pašto adresą, elektroniniu paštu ateis va toks laiškas, kuris atrodys štai taip. Ir mums tiesiog reikės paspausti Get Started ir prisijungti prie Facebooko ir tada suvesti savo vardą, pavardę, Continue ir tada mes turėsim prieigą prie business portfolio ir galėsim valdyti puslapį ar reklamos paskyrą. Tada kitas dalykas, kai mes sukūrėm Meta Business portfolio, kai mes pakvietėm savo darbuotoją ar kolegą, mums reikėtų sukurti reklamos paskyrą. Kad galėtume sukurti reklamos paskyrą, mums reikia apačioj kairiai spausti settings. Mes matysim, kad staro tokia skiltis. Čia matom žmonės, kurie yra pakviesti. Jeigu norėtume pakviesti kitus žmonės, galim spausti Invite People. Čia suvedam taip pat pašto adresą ir tas pats procesas tik šiek tiek kita forma, jeigu reikėtų ateityje šios funkcijos. Tai čia mes kviestume darbuotojus arba kolegas, arba žmonės, kurie valdys puslapį, bet jeigu mes dirbtume su agentūra, tai rekomendacija prisidėti agentūras visą laiką per partners funkciją ir kairiai partners to assign assets to, tai reiškia mes savo turto vienetais pasidalinam su agentūra, čia įvedam jos partner business ID, agentūra turėtų duoti jums tokį skaičių, įklijuojat tą skaičių, next paspaudžiat ir pasirinkat reklamos paskyrą, Facebook puslapį, Instagramą, viską, ką norit suteikti jiems prieigą ir tada pažymim full control arba kitas prieigas, kurias jūs norit ir sprendžiat, kad duoti skaitinės reklamos agentūrai ar partneriui, kuris jūs dirbs. Ir kad sukurti reklamos paskyrą, mums reikėtų atsidaryti, čia matom, jeigu paspausim pages, čia bus mūsų puslapis, kas valdo puslapį, ir tada yra add account šiek tiek žemiau, tai matom, šiuo metu reklamos paskyra nėra sukurta, tai mes šiuo atveju spaustume add, create new add account spaudžiam, tada įvedam reklamos paskyros pavadinimą, tai šiuo atveju galim vadinti pavadinimas jūsų verslo, brūkšnys add account arba brūkšnys reklamos paskyra, laiko juostą suvedam Vilnius ir tada pasirinkam būtinai valiutą, kuri pas mus yra, tai šiuo atveju eurai. Kai mes tai pasirinkam, spaudžiam next, pasirinkam, kad jeigu kuriam savo reklamos paskyrą ir savo norim leisti reklamos my business, spaudžiam next, tada pasirinkam I agree, sutinku su meta politika, create add account. Ir tada reikėtų prisidėti mokėjimo metodą, tai čia palikam viską taip pat, Lietuva, euras, Vilnius, laiko juostą, next spaustume ir tada čia suvestume, tiksliau čia paliekam viską taip kaip yra, čia suvestume įmonės informaciją, tai UAB pavadinimas, adresas, pašto kodas ir pasirinkam ar savo būtinai perkam reklamą, ar verslo tikslais, ar ne verslo tikslais. Tai padarę įsaugojom. Ir tada, kai tai padarom, taip pat pasirenkam, kokį mokėjimo metodą mes pridedam, ar kreditinę kortelę, ar PayPalą. Ir spaudžiam next, suvedam kortelės duomenis čia. Ir tada pasitvirtinam per Mobile ID, Smart ID, Meta nuskaičiuos iš jūsų centą, ar mažesnį mokėjimą padarys, patvirtins, kad jūsų mokėjimas veikiantis. Ir jeigu viskas tvarkoj, tada mokėjimas prisidės ir galima bus leisti reklamos kompanijas. Tai va, tai perėjom viską su Meta Business portfolio, sukūrėm reklamos paskyrą, viską sujungiam į vieną vietą, tad galėtume dabar pereiti prie kitų žingsnių, tai judėkime toliau.